Labas vakaras, taigi jau kaip pusę metų gyvenu su Artūru ir nusprendžiau apie jį truputį daugiau sužinoti, todėl nes kaip jisai mano kambarį neina į mano gyvenimą, aš jo neinu, tad nusprendžiau įsikviesti Čarlį ir sužinoti, ką jis daro. Taigi bandysiu dabar pakviesti visų pirma Čarlį ir įdomu, ar jis iš vis ateis čia pas mane. Taigi, Čarli, ar tu čia? Žinau, kad jisai kažkur čia netoli, bet pedarastas nenori ateiti čia. Davai, Čarli, ar tu čia? Opa, varkė yra. Nu, senas prikolistė ateiti, tai tada paklausiu tavęs poros klausimų, žodžio apie Artūrą. Kaip noriu paklausti. Vakarais jis naktim kažką vis veikia pastovi, aš nesuprantu, iš jo kažkokie keisti garsai sklinda. Tai jis perdžia, tai triedžia, ar ką jis ten daro, aš nesuprantu. Jis ten kokių mergų pasikviečia tratint, ar kas yra naktį? Ne? Tai kas tada vyksta, aš nesuprantu, jis ten žaidimus kokius žaidžia, ar kas ten vyksta? Ką jis dar? Žaidimus žaidžia? Tai žiūriu, kad pastoviai, laifina ar panašiai neišeina net iš kambario, karočią. Nes, karočią, visą laiką pastebėjau vieną dalyką, kad jisai kažkoks keistas kvapas iš sklinda ir panašiai, supūsiu koilių kokių ir niekad neišeina iš to savo kambario. Tai kas ten vyksta, aš nesuprantu, pasitam kambarį. Kokie tam žaidimai turėtų būti porno ir panašiai. Žodžiu, nesvarbu, norėjau tiesiog sužinoti, ką jis ten veikia, nes jau baiminusi, kad kokią mergą užvertė tenai. Galvau, žiūri, smirda kažkokiu lavonu. Bet pasirodo, čia no-life'ina, taip, man koks no-life yra gyvenimas. Žodžiu, paskutinį klausimą tavęs paklausiu. Kas mano proteiną pizina? Žinau, kad Sandra nepizina ir panašiai, tai ką, Artūras vagia mano proteiną? Bet taigi iš mitybos laiko viską, kam jam tas mano proteinas? Ai tu savo vagia proteiną mano. Nu, visai jasna, karočią, dėkui, kad man viską paaiškinai, dabar tai aš jam padarysiu, karočią, einu jo visą vištieną suėsiu, karočią, žinosi, jisai kaip man reikia. Davai. Sveiki, chebra. Kadangi man pasidarė labai baisu dėl Remigijos, jo visokių tenais garsų, tenais mano vištienos dingimo, nusprendžiau, radau barako laikais dar gyvenom Lapelį, Čarlį, kada kvietėmės. Bandysime vėl, nes man baisu darosi. Taigi, pradedam. Čarli, ar tu čia? Net kompiuteris nebruzdė. Baisu jau. Čarli, ar tu čia? Oho, pavyko vis dėlto. Ką pradėsime klausinėti, Čarli, tavęs? Nu, Čarli, atsakyk man. Ar nusiperku vištienas ant tos krūtinėlės ir belekas, nes nusiperku 10, po kelių dienų žiūriu 7, nes dingsta, nes aš nesuprantu. Kas jau vogėte? Remigijus vogė mano vištieną, aš to nesuprantu aš. O atvagys, o sako, neimu dar. Blemba, reikia aš su tai pasikalbėti su. Gerai, paklausime kitų klausimų. Ateinu ir vis girdžiu visokius garsus, tenais daužosi, spardosi, tenais nesuprasi, rėkia, klykia, tenais durys, sienas spardo, neįmanoma namie sėdėtis. Ką jis ten, mylisi taip tenais, ar kas ten darosi, ką jis man nori mažų Remigijukų čia paridryti? O tai, va čia kaip esant. Nu gerai, ir paskutinis klausimas svarbiausias, tai kiekvieną rytą keliuosi anksti į darbą aš. Kas tu čia darosi, Čarli? Apsivartoja šiandien gal po visą savaitgalį nejauti ribų. Tuoj pataisysimės tave. Tuoj, op. Nu, klausyk tu man. Paskutinis klausimas. Rytais keliuosi anksti į darbą, aš nesuprantu, ateinu, vis durys atidarytos, aš jas palieku uždarytas. Svarstyklės į vieną į kitą kampą nutampytos, aš nesuprantu, lova sujaukta būna. Čia pas mane demonai, ar čia Remigijus pas mane į kambarį vaikšto? Tai greičiausiai Remigijus, nes Sandra irgi dažnai dirba. Ach, tas. Tai ką aš čia daro, čia porno žiūri kokį nors aš, ar ką čia? Ateinu čia virš dėmėm šlapia būna. Nežiūri? Tai ką aš čia daro, kad taip nes dėmėm labai nuberia viską. Lyt smaukosi jisai čia. Tikrai? Neatleisiu, aš prišyksiu kambarinam.